Labą dieną, mėly klausytojai, sveiki atvykę į UAB Kvartalas seminarą investuotojams apie obligacijų platinimą. Esu Emilija iš Nasdaq Vilnius ir moderuosiu šiandienos renginį. Pradėsime nuo Lords LB Asset Management atstovo pranešimo, po kurio vyks klausimų ir atsakymų sesija. Raginu visus užduoti klausimus Q&A skiltyje ekrano apačioje. Taip pat informuoju, kad šis seminaras yra įrašomas ir bus pasiekiamas Nasdaq Baltic YouTube kanale. Taigi, man malonu pristatyti šiandienos vedėją, fondo valdytoją Marių Žemaitį. Prašau. Sveiki visi. Dėkojame, kad susirinkote į mūsų UAB Kvartalas leidžiamos obligacijų emisijos webinarą. Aš esu vardu Marius Žemaitis, esu Lords LB Asset Management fondų valdytojas ir norėčiau pradėti šį webinarą. Po jo mielai atsakysiu visus jūsų klausimus ar komentarus. Pradėsime nuo trumpos santraukos, kas tai yra per verslo centras, kurio vystymui mes ir leidžiame šią viešo obligacijų emisiją. Verslo centro statybos prasidėjo šių metų pradžioj, 24 metų pirmą ketvirtį, ir jisai yra įsikūręs centrinio Vilniaus verslo rajono, kitaip angliškai CBD, Central Business District, pačioje tokia kertinėje ašyje, tai yra Konstitucijos prospekte 14A, yra šalia Best Western viešbučio ir priešais Vilniaus miesto savivaldybė. Objektą statome ant nuosavo 64 arų žemės sklypo. Virš žemės šis pastatas iškils 7 aukštus, po žeme turės 2 aukštus ir kalbant apie paskirtį, tai antžeminė dalis bus skirta praktiškai vien išimtinai biurams, išskyrus tam tikras paslaugų ir mažmeninės prekybos zonas pirmame aukšte, o požeminė dalis bus skirta parkavimui, elektrinių automobilių, elektrinių paspirtukų infrastruktūrai. Bendras pastato antžeminis plotas sudaro 19 235 kvadratinius metrus. Iš viso nuomojamas plotas sudaro šiek tiek virš 20 000 kvadratinių metrų. Kaip jau minėjau, statybas pradėjome 24 metų pirmą ketvirtį ir jas tikimasi pabaigti 25 metų pabaigoje. Bendros investicijos į šį projektą siekia 78 100 000 eurų. Kalbant apie tvarumą, kas yra svarbu ne tik tai mums, kaip vystytojams ir investuotojams, turbūt ne tik tai jums, kaip potencialiems obligacijų savininkams, bet ir nuomininkams, tarptautiniams ir vietiniams kompanijoms ir tokių pastatų pirkėjams, kaip taisyklė dažniausiai esantiems europinio arba pasaulinio lygio didiesiems žaidėjams. Tai tvarumo aspektas šiame objekte tikėtina, kad bus realizuojamas BREEAM Outstanding New Construction kategorijoje sertifikatu. Sertifikatą tikimasi gauti per 4 mėnesius nuo pastato statybos pabaigos, kitaip tariant, tai jau būtų 26 metais. Ir taip pat pastatas bus A++ energetinio naudingumo klasės. Kalbant apie korporatyvinę struktūrą, tai šios obligacijų emisijos emitentas yra UAB Kvartalas. Jisai turi vienintelį turtą, tai yra sklypą ir statomą pastato Konstitucijos prospekte 14 Vilniuje. UAB Kvartalo 100% akcijų priklauso uždaro tipo nekilnojamo turto investiciniam fondui, skirtam informuotiems investuotojams, ir fondo pavadinimas yra Right Bank Development Fund. Jis yra įsteigtas 2021 metais. Tai yra vienintelė fondo investicija, kitų investicijų fondas neturi. Right Bank Development Fund valdo Lords LB Asset Management, tai yra Lietuvos banko licencijuojama ir prižiūrima investicijų valdymo bendrovė. Esame viena didžiausių šios kategorijos bendrovė Baltijos šalyse ir šių metų viduryje valdėme turtą apytiksliai 1,3 milijardo eurų vertės. Jeigu trumpai papasakojant apie pagrindinius obligacijų emisijos parametrus, iš viso šios viešos emisijos dydis bus iki 50 milijonų eurų. Obligacijų emisija bus leidžiama keliomis etapais, taip vadinamas angliškai tranches.
Pirmo etapo dydis yra, mes siekiame pritraukti 6 milijonus eurų. Palūkanų norma yra 8% per metus, palūkanos išmokamos kas pusmetį, taip vadinamasis kupono mokėjimas. Šios obligacijų emisijos termino pabaiga yra 26 metų gruodžio 19 diena, tai yra lygiai 2 metai nuo pirmo etapo pabaigos. Nominali vienos obligacijos vertė yra 100 eurų ir pirmo etapo platinimo kaina vienos obligacijos taip pat yra 100 eurų. Tai yra įkeistos arba kitaip užtikrintosios obligacijos. Obligacijų savininkų naudai yra įkeičiamas žemės sklypas ir pastatas, tai yra pirmos eilės hipoteka. Ir fondo, kaip bendrovės emitento akcininko, skiriamos lėšos projektų, jos yra subordinuojamos obligacijų savininko atžvilgiu. Tai yra viešas obligacijų siūlymas, jis yra skirtas mažmeniniams ir instituciniams investuotojams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Taip pat privataus platinimo būdu papildomai esant poreikiui galime jį siūlyti Europos ekonominėje erdvėje. Šiuo metu vyksta pirmasis platinimo etapo laikotarpis. Šiuo metu vyksta pirmasis platinimo etapas. Jisai prasidėjo lapkričio 26 dieną ir pasibaigs gruodžio 11 dienos darbo dienos pabaigoje. Kalbant apie svarbiausius investicijos aspektus, mes išskirtume turbūt šios 7 pagrindinius punktus. Mes, tai yra Lords LB Asset Management, esame biurų vystymo segmente nuo, ko gero, 2011 metų, tai skaičiuojame 13 metus. Mūsų kompanija buvo įkurta ir jos centrinė būstinė yra Vilniuje ir istoriškai mes daugiausiai komercinės paskirties turto ir esame išvystę Vilniuje. Iki šiol jau esame užbaigę 4 verslo centrų pastatus Konstitucijos prospekte centrinėme Vilniaus verslo rajone ir šiuo metu, kaip jau minėjau prieš tai, valdome turtą už apytiksliai 1,34 milijardus eurų turto. Pats verslo centras, kalbant apie jo lokaciją, jis yra įsikūręs bene geidžiamiausioje biurų nuomininkams lokacijoje, tai yra Konstitucijos prospekte ir manome, kad tai turėtų pasitarnauti nuomos procese. Pats verslo centras yra projektuojamas pasaulinio garso kompanijos. Ją įkūrė šviesaus atminimo britų architektas Richard Rogers, kuris, turime paminėti, kad dėja taip ir nespėjo net pradėti dirbti prie šio projekto, kadangi jisai mirė 21 metais, o britų kompanija, jo įkurta kompanija RSHP, laimėjo mūsų skelbtą tarptautinį kviestinį konkursą 22 metais. Statybas vysto viena iš didžiausių Lietuvos rangos bendrovių, tai yra bendrovė Konres. Statybų modelis yra generalinė ranga. Taip pat įgyvendiname aukštus tvarumo standartus, siekiant gauti BREEAM Outstanding New Construction kategorijos sertifikatą, o kaip ir minėjau, pastatas bus A++ energetinės klasės. Taip pat, kalbant apie nuomos aspektus, šiuo metu beveik pusė pastato, tai yra berods 46%, yra išnuomota Šiaulių bankui. Šiaulių bankas į šį kompleksą perkels savo būstinę ir nutolusias, tačiau Vilniuje įsikūrusios dukterinės bendrovės. Ir, kaip jau minėjau, tai yra užtikrintos obligacijos, įgyvendinamas pirminė hipoteka. Apie Lords LB jau šiek tiek paminėjau, todėl labai daug nesiplėsiu. Šiuo metu mes valdome 20 fondų ir investicinių bendrovių, iš kurių 15 yra nekilnojamo turto fondai. Kitaip tariant, nuo pat įkūrimo nekilnojamasis turtas yra mūsų pagrindinė veiklos sritis ir šiuo metu sudaranti didžiausią dalį tiek fondų skaičiaus, tiek pritraukto investuotojų kapitalo, tiek valdomo turto verte. Turime biurus Vilniuje, Rygoje, Varšuvoje ir Taline su centrinė būstinė Vilniuje. Ir dirbame nuo 2008 metų, kuomet ši kompanija buvo įkurta.
Lords LB Asset Management yra licencijuota ir prižiūrima Lietuvos banko. Kaip jau minėjau anksčiau, dabar šiek tiek gal papildant vizualinę medžiagą, Lords LB Asset Management valdomi fondai jau nuo 2011 metų vysto A klasės verslo centrus Konstitucijos prospekte. Pirmasis objektas buvo K29 verslo centras, projektuotas Danų architektų kompanijos PLH. Mes jį išvystėme ir atidarėme 2015 metais. Antrasis buvo SEB banko centrinė būstinė, Konstitucijos prospektas 24, kurį atidarėme 2020 metais. Trečiasis pastatas yra Lvivo, adresu Lvivo 37 Vilniuje, užbaigtas 2021 metais. Pats naujausias pabaigtas mūsų verslo centras centrinėme verslo rajone, tai yra amerikiečių architekto Danielio Liebeskindo projektuotas Artery verslo centras. Jis yra užbaigtas 2023 metais. Ir kaip matote, šioje pačioje kaiminystėje vystome ir verslo centrą Sąvaržėlė, kurio planuojama pabaiga yra 25 metų galas. Kalbant apie patį pastatą ir patį projektą, per daug neapkraunant galbūt jūsų techninės detalėmis, tai kaip ir minėjau, pastatas yra 7 aukštų virš žemės ir 2 aukštai po žeme. Kuo jisai galbūt pasižymi, tai didelis vieno aukšto plotas iki 3400 kvadratinių metrų, kas leidžia gana lankščiai planuoti erdves, o ir taip pat leidžia įsikurti kompanijoms iki maždaug 300 darbuotojų vienam aukšte, neskaidant savo biuro per keletą aukštų. Pirmas aukštas yra skirtas prekybos, komercijos, maitinimo paskirties, konferencijų paskirties patalpoms. Tuo tarpu nuo 2 iki 7 aukšto visas pastatas yra išimtinai skirtas biurams. Turime keletą skaidrių, pasidalinant, kaip atrodo pastato vizualizacijos, kaip pastatas atrodys ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus jį pastačius. Jau kaip šiek tiek paminėjau, dar keliais žodžiais išsiplėsiu apie architektų biurą. Tai yra pasaulinio garso architektų kompanija. Mūsų pakviesta 2022 metais į architektūrinį konkursą ir laimėjusi jį. Kompanija įkūrė 77 metais šviesaus atminimo britų architektas Richard Rogers. Ir kompanija tarp kitų savo objektų pasaulyje yra suprojektavusi garsųjį Pompidou centrą Paryžiuje, Lloyd's pastatą Londone, Leadenhall pastatą Londone, dar kitaip liaudyje vadinamam Tarka, toksai labai Londone populiarus yra dalykas suteikti pastatam neoficialus pavadinimas Cheese Grater. World Trade Center, Tower 3 New York'e ir kitas išskirtinis objektas taip pat yra Europos žmogaus teisių teismo būstinė Strasbūre. Tai yra pirmasis studijos projektas Baltijos šalyse. Iki šiol jie mūsų regione nėra projektavę ir įgyvendinę pastatų. Statybų procesą planuojame užbaigti iki 25 metų pabaigos. Šiuo metu gal kažkas jau ir esate matę pravažiuojant Konstitucijos prospektu. Tai tik trumpai paminėsiu, pastato požeminių dalių konstrukcijos darbai yra baigti. Šiuo metu yra montuojamas, statomas pastato pirmasis aukštas. Kalbant apie tvarumo standartus, 24 metų rugsėjį, tai yra prieš porą mėnesių, jau buvo atliktas tarpinis BREEAM standarto sertifikavimas ir projektavimo etapu objektas projektavimo etapui jau gavo tarpinį BREEAM Outstanding įvertinimą, kas parodo, jog tiek projektavimas, tiek iki šiol vykdomos statybos, medžiagų tiekimas ir kiti parametrai
atitinka keliamus BREEAM Outstanding kartelės reikalavimus. Taip pat objektas turės įrengtą saulės jėgainę ant stogo, kuri generuos keletą procentų objektų reikalingos elektros energijos. Jisai turės apželdintą stogą bei kitus šiuolaikiniams aukščiausios klasės pastatams tiek Lietuvos, tiek Europos mastu taikomus technologinius reikalavimus, kurie sprendžia ne tik tai energijos gamybos, bet kas dar irgi yra labai svarbu ir efektyvaus neperteklinio tos energijos naudojimo klausimus. Kaip jau minėjome, beveik pusė, tai yra 46% pastatų jau yra išnuomota. Nuomininkas yra Šiaulių bankas, tai yra didžiausia lietuviško kapitalo finansinė institucija veikianti nuo 92 metų. Šiaulių banko kapitalizacija dar prieš porą mėnesių siekia apie 500 milijonų eurų ir pats bankas jau kelerius metus demonstruoja stabilius finansinius rezultatus. Kaip matote iš pastato pjūvio skaidrėje, Šiaulių bankų yra išnuomotas 5., 6. ir 7. aukštai, bei taip pat pastate įsikurs banko klientų aptarnavimo padalinys, tai yra nemaža dalis 1. aukšto. Kalbant apie finansavimo struktūrą, tai kaip ir minėjau anksčiau, objekto vystymo kaštai planuojama, kad sieks 78,1 milijono eurų. Obligacijų emisija leidžiama iki 50 milijonų eurų skirtingais keliais etapais. Ir skirtumas tarp obligacijų emisijos ir projekto sąmatos yra dengiamas nuosavų kapitalų, taip vadinama equity, kurį skiria fondas Right Bank Development Fund. Leidžiamas skolos ir kaštų santykis yra nedaugiau negu 70%, prie sąmatos 78,1 milijono ir obligacijų 50 milijonų. Mes šio santykio nepasiekėm, tai yra kiek mažiau negu 65%. Taip pat papildomi emitentų įsipareigojimai yra turto hipoteka, kaip ir minėjau, turto disponavimo apribojimas, informacijos teikimo, tai yra raportavimo investuotojų savininkams įsipareigojimas bei draudimas skolintis iš išorės. Kalbant apie pagrindinės obligacijų emisijos ir šio platinimo sąlygas, tai emitentas yra UAB Kvartalas, lėšų leidžiami panaudojimo būdai, tai yra Sąvaržėlė verslo centro statybos ir įrengimas, įskaitant finansavimo išlaidas ir motininės įmonės, tai yra fondo obligacijų grąžinimas iki 3 milijonų eurų. Bendras emisijos dydis iš viso iki 50 milijonų eurų, palūkanų norma 8%, palūkanas mokamos kas pusmetį, terminas 2 metai nuo pirmosios emisijos datos, nuo pirmojo etapo datos, tai yra 26 metų gruodžio 19 diena. Taip pat leidžiamas išankstinis išpirkimas, jeigu tai yra daugiau negu 6 mėnesiai iki galutinio termino, tai yra mokama 1% premija, jeigu tai yra mažiau negu 6 mėnesiai iki galutinio termino, tai yra nominali vertė. Užstatas yra pirminė hipoteka, viso UAB Kvartalo turto, kurį sudaro sklypas ir pastatas. Įsipareigojimai, kaip jau ir minėjau, galbūt čia nesikartosiu, nominali vertė yra 100 eurų. Taip pat, ką norėčiau paminėti, kad obligacijos bus listinguojamos Nasdaq Vilnius obligacijų sąraše ir tai bus atliekama ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kiekvieno platinimo etapo išleidimo datos. Obligacijų emisijos organizatorius ir platintojas yra Swedbank, veikiantis Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Pirmas platinimo etapas 6 milijonai eurų, platinimo kaina vienos obligacijos yra 100 eurų, pajamingumas yra 8% per metus, platinimo laikotarpis prasidėjo lapkričio 26 dieną ir baigsis gruodžio 11 dienos darbo dienos pabaigoje. Išleidimo data 24 metų gruodžio 19. Norėčiau padėkoti Jums, mielai atsakysiu į
klausimus ar komentarus, jeigu tokių būtų. Ačiū už pristatymą. Priminsiu, kad klausimus galite užduoti Q&A skiltyje ekrano apačioje. Ir pirmi klausimai, kuriuos gavome iš anksto, yra susiję su sekančių platinimų etapais. Ar galite paminėti, kokios preliminarios datos? Taip, tai aš gal galėčiau trumpai pakomentuoti, kad iš viso planuojama, kad platinimo etapų bus tarp 3 ir 5. Mes apie kiekvieno etapo datas ir kitus parametrus spręsime atsižvelgdami į statybų eigą ir pinigų įsisavinimo realybę lyginant su planuojamu grafiku. Šiuo metu galėčiau pasakyti tik tiek, kad antras etapas būtų planuojamas daryti 25 metų pirmą ketvirtį. Kol kas tikslesnės datos dar nesame paskyrę. Ačiū. Ir koks įkeičiamo turto santykis su obligacijų nominalia verte? Taip, tai šitoj vietoj norėčiau paminėti du dalykus. Mūsų įsipareigojimas, taip vadinamas kovenantas, yra loan to cost, LTC, tai yra kaštų ir skolos santykis, tai jisai bet kuriuo atveju negali viršyti 70%. Kalbant apie šią emisiją, tai yra 6 milijonai eurų, o šiandien dienai turto vertė, nors tai nėra kovenantas mūsų obligacijų emisijos, aš vis tiek norėčiau paminėti, yra 31,5 milijono. Ačiū. Ir taip pat gavome klausimų dėl rizikų susijusių su projektu, tai galbūt galite paminėti, kokias rizikas turėtų atsižvelgti investuotojai. Tai norėčiau labai atkreipti jūsų dėmesį, kad tai yra vystymo projektas ir šitas obligacijas leidžiame finansuoti vystymą. Tai reiškia, kad egzistuoja praktiškai visos rizikos susijusios su vystomais pastatais, tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse ir miestuose. Reiškia, tokios kaip antai sėkminga ir sklandi statybų eiga ir pabaigimas. Sėkmingas objekto pridavimas valstybiniai komisijai, statybų inspekcijai. Sklandus, pilnas finansavimo procesas. Ne tik tai pirmasis etapas, bet ir visi likę etapai. Sklandus nuomos procesas, kadangi mes turime, nors ir turime inkarinį nuomininką, tačiau vis dėlto šiek tiek daugiau negu pusė pastato dar nėra išnuomota ir dar reikės surasti nuomininkus, juos išnuomoti ir sėkmingai kraustyti, jiems įrengti biurus. Taip pat paminėčiau galbūt ir statybų, žaliavų, geopolitinės rizikas, kurias mes turėjome, pavyzdžiui, paskutinius 4 metus, mes turėjome 20 metais COVID pandemiją, kuri sutraukė, sakykime, sulaužė tiekimo medžiagų grandinės ne tik Europoje ir visam pasaulyje. Ir tuo metu mūsų vystomiem pastatam mes turėjome tikrai daug iššūkių su medžiagų pristatymu, žaliavų ir jų kaina. 22 metais prasidėjus karui Ukrainoje, ženkliai visame pasaulyje tiesiog į dangų šovė žaliavų, o ypač metalų kainos. Tai tuo metu tiek mūsų, tiek kitų statomų objektų aikštelėse susidarė didžiuliai iššūkiai. Tai šitos rizikos jos yra ir, sakyčiau, išlieka. Tai ko gero iš manęs būtų tiek. Ačiū už klausimą. Taip, ir sekantis klausimas būtų susijęs su komercinio turto kiekiu Vilniuje. Ar matote sunkumų, kurių gali iškilti ieškant nuomininkų? Ačiū už klausimą. Trumpai pakomentuočiau, kad biurų rinka Vilniuje išties yra sulėtėjus, lyginant su kokiais 21-aisiais ar netgi tais pačiais 20-aisiais metais. Kompanijos lėčiau priima sprendimus keisti biurą, atsargiau žiūri į investicijas, kurios yra neišvengiamai susijusios su persikėlimu į naują biurą. Todėl iššūkių rinkoje yra, rinkoje vakancija A klasės biurų svyruoja ant ribos tarp vienženklio ir dviženklio skaičiaus.
Ir aišku, mūsų situacijoje tai yra šiek tiek geriau, kad mes pusę pastato esame išnuomavę, todėl ta užduotis yra šiek tiek lengvesnė, bet rizikas mes su išnuomotumu matome. Tikimės, kad gera pastato lokacija ir išskirtinai gera pastato technologinė kokybė leis sėkmingai konkuruoti su kitais šiuo metu statomais ar netgi jau pastatytais pastatais, bet nuomos rinkoje įtampą matome. Taip. Ačiū. Ir ar matote sąsają tarp stagnuojančios Vokietijos ekonominės būklės su šiuo projektu? Ar turėtų ar neturėtų kažkokios įtakos? Dėkui už klausimą. Aš labiau sakyčiau, čia yra toksai platesnio požiūrio dalykas. Ir aš gal į taip, nebūdamas makroekonomikos specialisto, aš gal taip trumpai pakomentuočiau. Vokietija yra viena didžiausių žemyno ekonomikų. Tai, ko gero, problemos toje ekonomikoje atsilieptų ir gali atsiliepti visai Europoje, gal net ir plačiau. Mes esame Europos dalis, eurozonos dalis, tai turbūt iš to būtų galima daryti netiesioginį išvadą, kad taip, turėtų turėti ir mūsų ekonomiką, ir rinką poveikį, o sakykime, kadangi mes vystome biurų pastatą, mūsų klientas yra kompanijos, ne žmonės, ne pirkėjai, tai nėra mažmeninė prekyba, tai mes irgi šitas pastatas gali būti paveiktas iš tos ir tokia yra mano nuomonė. Ačiū. Ir taip pat gavome daug klausimų susijusių su obligacijų išpirkimu, kas nutiktų projektui neįvykus, paskelbus likvidavimą ar dėl kažkokių kitokių priežasčių, kokias galimybės turės investuotojai. Tai jeigu projektas susidurtų su problemomis, kurios baigtųsi nemokumu, bankrotu, turto pardavimu, tai situacija būtų tokia. Visų obligacijų savininkų interesams atstovauja mūsų obligacijų emisijos prospekte nurodytas obligacijų patikėtinis, tai yra UAB Grant Thornton Baltic. Jisai veikia visų emisijos dalyvių, obligacijos turėtojų vardu ir su jo naudai yra pasirašyta hipotekos sutartis, kuria šis turtas yra įkeistas jo naudai, o Grant Thornton atstovauja obligacijų savininkų interesus kolegialiai. Tuo atveju turbūt bankrotas, kaip ir kiekvienoje įmonėje, baigėsi esamo turto pardavimu ir pardavus esamą turtą, visos gautos lėšos būtų skiriamos atsiskaityti su obligacijų savininkais. Tai užtikrina pirmos eilės įkeitimus. Ačiū. Ačiū. Turint omeny, kad jau 46% ploto yra išnuomota, kodėl nesvarstėte banko paskolos, o pasirinkote obligacijų platinimo kelią? Dėkui, labai geras ir aktualus šiom dienom klausimas. Gal nesakyčiau ne šiom dienom, bet turbūt pastaruosius bent porą metų Baltijos šalių komercinio nekilnojamo turto rinkoje. Šiandien dienai komerciniai bankai nesuteikia vystymo paskolų priimtinomis arba bent kažkiek realistinėmis sąlygomis, neturint bent 70% išnuomotų. O mes dar turime jį pasiekti. Todėl šiandien dienai šitas objektas negali būti finansuojamas komercinio banko. Ačiū. Projekto vertė yra apie 30% didesnė už analogiškų verslo centrų vertę. Gal galite pakomentuoti, kodėl taip skiriasi? Šitoje vietoje turbūt reikėtų gal platesnės diskusijos, kurios verslo centrus lyginam. Bet bendrai pasakius, aš turbūt galėčiau pakomentuoti, kad šitas pastatas, kaip ir ko gero dauguma mūsų vystytų pastatų, jie yra brangesni negu rinkos vidurkiai, nes toj pačioj rinkoje, net ir kalbant apie A klasę, mes turime labai platų spektrą.
pravažiavus turbūt nuo Karaliaus Mindaugo tilto iki pedagoginio žiedo Konstitucijos prospekte ir kaimyninėse gatvėse mes turbūt rastume labai plataus spektro pastatų. Kai kurie iš jų gali būti kvalifikuojami A klase, kai kurie ne, bet mes kalbam apie tą pačią zoną. Mes jau virš 10 metų laikomės strategijos statyti išskirtinai kokybiškus daiktus. Džiaugiamės galimybę, kad pavykdo bendradarbiauti sėkmingai su garsiomis pasaulinėmis architektūros įmonėmis ir tai neišvengiamai lemia didesnius kaštus. Tačiau mūsų tikėjimas yra, kad išskirtiniai pastatai išskirtinėse vietose pritraukia aukšto reitingo nuomininkus ir tai padeda būti sėkmingesniems, geriau konkuruoti rinkoje ir taip pat ir fondo gyvavimo ciklo pabaigoje sėkmingai parduoti tos pastatus vietiniams ar tarptautiniams investuotojams. Ačiū. Kaip skirstysite obligacijas investuotojams, jei taip nutiktų, kad paklausa viršys pasiūlą? Šioje vietoje, jeigu taip nutiktų, kad paklausa viršys pasiūlą, skirstymas bus emitento nuožiūroje, tarsime su platintoju Swedbank ir spręsime pagal investuotojų paklausos dydį. Neatmetam galimybės galbūt šiek tiek padidinti emisijos pirmo etapo dydį. Kokio dydžio yra Right Bank Development fondas? Pats fondas yra uždarojo tipo nekilnojamo turto investicinis fondas, skirtas informuotiesiems investuotojams. Jisai yra 35 milijonų eurų dydžio investuotojų kapitalo dydžio fondas. Ačiū. Ir kokia turėtų būti minimali nuomos kaina, kad projektas atsipirktų prie dabartinės sąmatos? Iš esmės, Konstitucijos prospekte, pirkdami šį sklypą, kurdami jo verslo planą, projektuodami ir pradėdami šį pastatą, mes savo verslo plane vadovavomės ir tebesivadovaujame rinkos kainos Konstitucijos prospekte A klasės biurų nuomos rėžių, kuris nežymiai pasikoregavo į viršutinę pusę per pastaruosius metus, bet mūsų nuomonė jis vis tiek išlieka tarp 17 ir 20 eurų tame intervale. Tai per daug neinant į verslo plano specifiką, mes manome, kad už tiek ir pavyks išnuomoti ir tai atitinka mūsų verslo plano interesus. Ačiū. Ačiū. Ir šiuo metu paskutinis klausimas, kurį turime, yra, kodėl pasirinkta kapitalui projektui paversti intercompany obligacijų pavidalu ir ar šios intercompany obligacijos bus kapitalizuotos? Taip, tai kadangi UAB Kvartalas vienintelis akcininkas yra fondas Right Bank Development Fund, praktiškai visose mūsų fonduose yra naudojama nuosavo kapitalo, kitaip tariant, equity įnešimo į bendrovės principas obligacijos, kurias įsigyja fondas, tai šiek tiek susijęs su fondo juridinė struktūra ir fondo kapitalas, tai yra fondo įsigytos obligacijos, jos yra subordinuotos, jos yra antroje eilėje po šios obligacijų emisijos interesų ir siekdami efektyvios kapitalo struktūros mes pasiliekame savo galimybę dalį šių lėšų grąžinti fondui. Taip, ir paskutinis klausimas, ar galite priminti, kur bus patalpintos šios skaidrės? Tai skaidrės kartu su įrašo nuoroda paskelbsime netrukus. Taip.
Taigi, kadangi jau aptarėme visus gautus klausimus, Lords LB Asset Management ir Nasdaq Vilnius vardu, ačiū visiems, kad prisijungėte. Pristatymo įrašas bus pasiekiamas Nasdaq Baltic YouTube kanale ir taip pat paskelbsime apie tai pranešimą. Taip pat, jeigu turite klausimų, siūlau susisiekti su Mariumi ir Lords LB Asset Management komanda. Ačiū visiems prisijungusiems. Ačiū visiems.